Tai kaip prisimenate mokyklos atidarymą ir 1 rugsėjo? Atidarymą. Atsimenu, kad reikėjo samdyti mokinius, kurie kalbėtų, nes mes nepažinojom nieko. Iš kitų mokyklų pasiskolinom, kur vedė renginį atidarymo. Vyko kieme. Nu ir įteikė raktą mums statybininkai. Gal tiek ir atsimenu jo. O kaip patys pirmieji metai? Sunkus buvo pirmieji metai, nes mokiniai buvo nepažįstami, plus mokyklos aplinkinės mums numetė pačius prasčiausius, išleido iš savo mokyklų pačius prasčiausius mokinius. Buvo ir gerų, aišku, mokinių, bet, kaip reikėjo su mokytojais gerai susipažinti, su vaikais susipažinti, taip kad tokie susipažinimo metai buvo. O kaip toliau klostėsi Varpo gimnazija? Labai sunkiai, nes mokinių kasmet vis daugėjo. Vienu metu mes netgi buvom pati didžiausia pagal mokinių skaičių Lietuvoje mokykla. Virš 2000 mokinių buvo, dirbom 3 pamainom. Čia prie mūsų dar buvo atidarytos klasės kaimyninės Stulpino mokyklos, tada dar buvo rusų mokykla, rusų kalba kalbančia. Tai tie 3 pamainoje ir buvo vaikai. Taip, kad teko sėdėti nuo ryto iki vėlaus vakaro mokykloje. Sudėtinga labai buvo. Ir mokytojų labai daug buvo, virš 150 mokytojų buvo. Kai kurių pradinių klasių mokytojų net išvedę tik pažinojau, o pavardės net negalėjau pasakyti. O kaip prisimenate vardo keitimą? Vardo keitimą tai sugalvojau, kad reikia pasikeisti vardą, nes vien skaičius tai yra kažkoks tai beveidis dalykas. Ir buvo įvairių pasiūlymų, buvo toks fotografas Aleksandravičius, siūlė Vidūno, kadangi susietas su ta vietovė buvo Vidūnas, ten kažkur tai esą buvęs, bet man nepatiko. Man labiau domino, kadangi mes atsidarėm, kai tik tai prasidėjo sąjūdis, Lietuvos atgimimas, tai mes pasirinkome Varpo gimnaziją, nes Varpas irgi žadino atgimimą. Ir mokiniai balsavo ir daugumas buvo už Varpo vardą. O kaip statuso keitimas iš vidurinės į gimnaziją? Praėjom konkursą, buvo kelios mokyklos, kurios norėjo, pagal savo rodiklius mes geresni buvom ir tapom gimnaziją. Mokinių skaičius gan didelis buvo. Gaila tik tai buvo, kad reikėjo atsisveikinti su pradiniam klasėm, nes paskui, kai sumažėjom šiek tiek, tai pradinių klasių mokytojai tokie jau pasidarė visi savi. Bet juos pervedė į Stulpino mokyklą ir kaiminystė vis tiek dar bendravom su mokytojais. Su vaikai ateidavo iš Stulpino pas mus. Taip, kad buvo visai normaliai buvo. Kas jūs džiugino Varpo gimnazijai per tuos 25 metus vadovavimo? Džiugino. Sutelktas kolektyvas, labai stipri vadovų komanda. Man tikrai, kada buvo labai daug mokinių, tai be pavaduotojų paramos, be mokytojų paramos būtų neįmanoma normaliai dirbti. Mes vis tiek buvom ir garsėjom mieste pagal iniciatyvas, pagal mokinių mokymosi galimybės. Džiugino tai, kad buvo vaikų, kurie labai buvo aktyvūs. Turėjom ir meno kolektyvus, ir kaimo kapela, ir šokių kolektyvas, ir chorai. Ir džiugino tai, kad į chorą noriai eidavo vyresnių klasių mokiniai, ypač kai gimnazijai buvom gimnazistai, noriai dalyvaudavo chore. Mokytojai atsidavė savo darbą, džiugino. Visas kolektyvas, vienu žodžiu, labai džiugino.
prisiminti tai, kas buvo prieš 35 metus, iš tiesų yra sudėtinga, tai buvo labai seniai. Buvo sunkus metas, kai mokykla atsidarė rugsėjo 1, žinau, kad pavaduotoja Vida dar sodino gėles prieš prasidedant šventėjai, paskui bėgo persirengti ir prasidėjo šventė, statybininkai dar buvo ne visai išsikraustę, mokykla kvepėjo dažais. Iš tiesų, pirmieji metai buvo labai sudėtingi, ypatingai 6 metais mes turėjome virš 2,5 tūkstančio mokinių, tai mokytojų buvo virš 150. Iš tiesų neturėjome tokių gražių erdvių, kaip dabar turime, neturėjome tiek daug vietos trūko, dirbome beveik 3 pamainom, vieni ateidavo, kiti išeidavo ir sunku prisiminti dabar, bet buvo pradinėse klasėse buvo netgi po 13 klasių komplektų. Tai kai dabar mes turime A, B, C, D, tai būdavo O, K, L, M, N, tikrai buvo labai daug visko. Atrodė tada, kad tikrai buvo labai sunkus laikas, bet dabar, kai pagalvoju, tai buvo Varpo gimnazijos aukso amžius. Nes iš tiesų mokykla garsėjo tuo, kad turėjome be galo daug kolektyvų, be galo daug dainuojančių, be galo daug šokančių. Iš tiesų mokykla veikė galerija Ratas, kur buvo dailės klasės ir vaikai savo darbus tiesiog kabindavo mokykloje, taip ir vadinosi galerija Ratas, nes visi piešiniai būdavo sukabinti ratu. Ir kai mes darydavom koncertus, 5-mečio koncertas, 10-mečio koncertas, tai visi sakydavo kaip dainų šventė, nes šventės dalyviai, koncertuotojai netilpdavo į sceną. Iš tiesų buvo tikrai labai įdomus metas, labai įdomus laikas ir mokinių bendravimas buvo visai kitoks, neturėjom tada mobilių telefonų, bendravom visi, bendravimas buvo paprastesnis, nuoširdesnis, ir toks nesuvaidintas nuoširdumas iš tiesų buvo labai toks įdomus laikas. Be abejo, gimnazijai vadovavo direktorius Valerijus, tai mes už jo buvom kaip už nugario, visada žinojom, ko tikėtis, ko laukti ir iš tiesų komanda buvo darni, darbšti ir atrodo, kad visi tie sunkumai, kadangi buvom jauni, atrodo, kad viskas taip lengvai ir praėjo. Jeigu kalbėti apie tai, kas vyko po to, kai mes tapome gimnaziją, iš tiesų man labai gaila. Gaila to laiko, kai mes buvom vidurinė mokykla, nes tada mokykla buvo mokiniams tikrai antrieji namai, nes jie čia pradėdavo mokyklą ir pabaigdavo mokyklą. Ne tai, kad dabar ateina mokiniai, apšyla kojas ir išeina į gyvenimą. Tai tikrai buvo mokykla, antrieji namai ir man labai gaila to laiko, nes kai mes tapome gimnaziją, tada prasidėjo mokyklos valymas, pradėjo mažėti mokinių, pradėjo mažėti kolektyvų. Negaliu sakyti, kad gyvenimas sustojo, tikrai ne, bet tie laikai buvo tikrai labai šilti prisiminimai apie tai, kas buvo nuo pradžios iki kokio 20-mečio. Sudėtingas metas, tačiau matyt visuomet kuo sudėtingiau, tuo lengviau žmonės eina į priekį. Tai paskui laikmetis keitėsi, iš vidurinės mokyklos kito į gimnazijas. Mes labai nenorėjom, kad būtume gimnazija, mes labai norėjom vidurinės mokyklos, todėl kad buvo mūsų vidurinė mokykla su menų pakraipa. Todėl labai norėjosi, kad pradėtų pirmokai, išeitų 12-okai ir šoktų, ir dainuotų, ir pieštų, tačiau mums tai nepasisekė. Ir mes taip neleido ir mes turėjom... O jau spardėmės iš paskutiniųjų. Nenorim, ginčijomės, buvo ir susirinkimai su švietimo skyrium. Ir kas tik va šitokią reorganizaciją ir padarė. Ar blogai padarė? Žinot, čia yra ir pliusų, ir minusų.
ar ne? Bet tapom, praėjom akreditaciją labai gražiai, tapome visai gražią gimnaziją. O šiaip tai čia iš tikrųjų labai gailėjom tų menų, jie pradėjo nykti. O tokie mokytojai dirbo, šokio choreografijos mokytojas, ekspertas Vaidotas Gylys, nepaprastai muzikos mokytojai dirbo labai stiprūs ir Jolanta Simaitienė, ir Ina Kolinienė, dabar jau nebedirba seniai mokykloje, taigi ir dailininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, Henikas Šurkus, taigi Projektai dailės labai būdavo įdomus. Stovyklos dailės vasarom vaikai važiuodavo ir pieždavo iš natūros, plenerais buvo vadinami. Žodžiu, menai klestėjo, paskui atėjo teatro šiek tiek. Tai jau čia su manim susiję. Čia jau mano labai norėjusi to teatro. Žodžiu, va po truputį labai daug dėmesio skyrė. Labai ryškus skaitovai buvo. Mokytoja Benilienė buvo garsi mieste ir Respublikoje, todėl kad savo kompozicijomis garsėjo. Tiesiog mokykla savo menais, savo tą meninę pakraipą išsiskyrė iš viso miesto. Egzistuoja dabar tokios gimnazijos nuo 1 iki 12, tačiau kažkaip va tuo metu to lankstumo nebuvo. Ir kalbant apie pokyčius mokykloje, apie mokyklos atsinaujinimą, tai turbūt galiu pasakyti, kad per tos 8 metus mokykla labai stipriai pasikeitė. Pasikeitė ir savo erdvėmis, pasikeitė ir kolegomis, mokytojomis, pasikeitė turbūt ir mokiniais. Jeigu kalbėsime apie mokyklos erdvės, kaip mokykla atsinaujino, kaip mokykla pagražėjo, kokia mokykla tapo moderni, tai iš tikrųjų turiu pasidžiaugti ir padėkoti turbūt ir Klaipėdos miesto savivaldybei, kuris skyrė lėšų pakankamai, kad galėtume tvarkytis ir remontuotis. Taip pat per tuos metus teko sudalyvauti gimnazijai ne viename projekte, kur irgi pavyko įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, tokiame kaip kokybės krepšelyje, kur iš tikrųjų ne tik atnaujiname erdvės, įrengėme laboratorijas, atnaujiname mokymo priemonės, bet ir mokiniai daug pakeliavo, daug pamatė, sudalyvavo įvairiose veiklose. Mokytojai lygiai taip pat kėlė savo kvalifikacijose įdomiose ir gražiose vietose. Mokėmės vieni iš kitų, mokėme kitus ir iš tikrųjų kokybės krepšelio dėka, šio projekto dėka, mokykla tapo dar modernesnė, dar inovatyvesnė ir šiuolaikiška. Kalbant apie mokytojus, apie kolegas, tai galiu pasakyti, kad turbūt per tos 8 metus įvyko nemaža pedagogų kaita. Didžioji dalis pedagogų išėjo į užtarnautą poilsį, atėjo nauji mokytojai, atėjo jauni mokytojai. Gimnazija turėjo ir mokytojų, kurie atėjo iš programos Renkuosi mokyti, kuriomis iš tikrųjų mokytojomis mokykla labai džiaugiasi. Gimnazija pasikeitė ir mokiniais. Mokiniai ateina aktyvesni, mokiniai ateina šiuolaikesni, mokiniai ateina drąsesni. Ir gerąja prasme, ir blogąja prasme turbūt. Jeigu prieš 8 metus jie nebuvo tokie drąsūs daryti negerų dalykų mokykloje, tai jau dabar mes turime juos gaudyti ir žiūrėti, kad jie nedarytų tai, ko nepriklauso daryti gimnazijos erdvėse arba 50 metrų už gimnazijos. Kalbant apie ugdymo procesą, tai iš tikrųjų turbūt norėčiau pasidžiaugti mūsų mokyklos pasiekimais. Galime džiaugtis, kad mūsų gimnazijos valstybiniai egzaminai visada koreliuoja su Lietuvos valstybiniais egzaminais. Yra netgi kai kurių mokomųjų dalykų, kurių rezultatai yra aukštesni negu Lietuvos vidurkiai. Ir todėl turėčiau čia tarti didžiulį ačiū mūsų mokyklos pedagogams,
kurie sugeba išmokyti vaikus, paruošti mokinius valstybiniam egzaminam, išleisti juos į gyvenimą, įgijus tam tikrą žinių bagažą. Toliau, jeigu pasakyti, kuo mes dar galime didžiuotis, tai turbūt galime didžiuotis ir džiaugtis savo nedideliu mokinių skaičiumi. Tai yra, mūsų mokykloje mokiniai svyruoja apie 500. Ir tai iš tikrųjų aš galvoju, kad tai yra didžiulis privalumas. Mokykla gali pažinti, mokytojai, administracija gali pažinti savo mokinius. Tai nėra 1000 mokinių, kurių tu negali pažinti, su kuriais tu gali tik prasilenkti koridoriuje, pasisveikinti ir tiek. Kai mokykla yra maža, kai nėra daug mokinių, mokykla tampa kaip šeima, kaip bendruomenė, kur galime pažinti ir labai gerai besimokančius, žinoti ir vidutinių gebėjimų vaikus ir ištiesti ranką pagalbos sunkiai besisekantiems mokiniams. Tai iš tikrųjų aš galvoju, kad tas vidurkis apie 500 mokinių yra labai labai optimalus. Ir iš tikrųjų manau, kad mokinių skaičius tai gali lemti ir gerus rezultatus, ir mokytojų gebėjimą prieiti prie kiekvieno mokinio per pamoką, paaiškinti tai, kas buvo sunku. Todėl mūsų gimnazija gali pasidžiaugti ir dalyvavimais įvairiose olimpiadose, konkursuose, įvairiose renginiuose, kur mokiniai užima prizinės vietas. Tikrai galiu pasakyti, kad jau net per šį pusmetį, 24 metų, pirmąją pusmetį, mūsų gimnazija yra sudalyvavus labai daug kur. Ir labai daug kuriuose renginiuose, konkursuose yra užėmusi 1, 2 ar 3 vietas. Taip pat galiu pasidžiaugti suaktyvėjusiu mokinių karjeros ugdymu. Mokiniai per paskutinius kelerius metus iš tikrųjų aktyviai dalyvauja įvairiuose karjeros renginiuose. Mokiniai vyksta ir įvairias ekskursijas, į įvairias įmonės, kur gali pasižiūrėti, kokie yra šiuolaikinio darbo pasaulis, kokios yra profesijos vyrauja. Taip pat mokiniai yra išvežami į įvairias aukštųjų mokyklų muges, tokias kaip Litexpo. Gimnazijoje kasmet organizuojama ir mūsų pačių karjeros diena, kur mes pasikviečiame aukštąsias mokyklas, profesinės mokyklas, kur mokiniams net nereikia niekur išvykti, kur pas mus atvyksta svečiai iš šitų mokyklų ir gali pristatyti savo mokyklas. Gimnazija besididžiuoja ir tikiuosi, kad šita graži tradicija liks ir renginių organizavimu. Tarkime, tokie gražūs miesto renginiai, kurie šiemet jau skaičiuoja 27 arba 28 metus, tokie kaip Varpo aidas, kur iš tikrųjų ne tik Klaipėda apie juos žino, bet apie juos žino ir visa Lietuva. Lygiai taip pat užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Gyvenimas kaip žodžio skambesys, tapusi lygiai taip pat mokyklos arba mūsų gimnazijos tradicinis renginys, kur kviečiami visi užsienio kalbų mokytojai ir mokiniai, galintys pristatyti savo mokinius, kurie kalba užsienio kalba. Lygiai galiu pasakyti, kad mūsų mokykla taip pat džiaugiasi ir didžiuojasi, turbūt, kaip aš sakau, tai didžiausia gimnazijos vertybė, tai yra liaudies kapela Joginta, kuri ne tik pasitinka kruizinius laivus mieste, ne tik dalyvauja visose kviestiniuose miesto renginiuose, bet iš tikrųjų pagyvina mūsų mokyklos bendruomenės gyvenimą ir kiekvienoje šventėje mes galime pasidžiaugti jų pasirodymais, jų išvykomis, jų gražiais atributais, gražia jų apranga, už kurią turbūt aš turėčiau būti dėkinga už visus šitos Jogintos pasirodymus, šventes, koncertus, jų pasirodymus netgi Duokime garo, tai turbūt muzikos mokytojui Jonui Petrauskui. Ačiū mokytojui jums už šitą nuostabų jūsų įdirbį. Taip pat mūsų gimnazija didžiuojasi ir mieste garsybiais sportiniais pasiekimais. Turbūt galėčiau tarti ir didžiulį ačiū fizinio ugdymo mokytojams, kurie dalyvaudami su mokiniais mero taurės įvairiose varžybose parneša taip pat mums nemažą pluoštą prizų ir taurių. Tai ačiū jiems. Lygiai taip pat mokykloje suaktyvėjęs yra ir meninis ugdymas, tai yra dailė. Atsiradus yra keramikos būrelis, kuris iš tikrųjų įgalina ir mūsų mokykloje esančius keramikos pečius, kur kepami mokinių daryti keramikos darbais. Tai irgi labai džiaugiuosi.
Džiaugiuosi suaktyvėjusiu gamtamoksliniu ugdymu. Tai yra mūsų kokybės krepšelio įsteigta ir savivaldybės gamtamokslinio ugdymo laboratorija atveria naujus kelius mokiniams pažinti chemiją, biologiją, fiziką. Iš tikrųjų reikia pasidžiaugti, kad šiais metais mokinių atsirado ir daugiau pasirinkusi 11 klasėje chemijos bei biologijos dėstomus dalykus. Tai iš tikrųjų rodo, kad pasiteisino laboratorinės gamtamokslės įrengimas. Tai iš tikrųjų mokykla turi ko didžiuotis. Labai norėčiau, kad tie pasiekimai ir išliktų, kad tas varpas ir toliau skambėtų ir kad žinia apie varpą eitų ne tik Klaipėdoje, bet ir visoje Lietuvoje. Nuoširdų ačiū turbūt norėčiau tarti ir mūsų nepedagoginiams darbuotojams. Dabar vidury vasaros mūsų moteris, mūsų nepedagoginis personalas tvarko mokyklą, dažo sienas, atnaujina, kad visi mokiniai ir mokytojai rugsėjo 1 pasitiktų atnaujintoje, išdažytoje, dažais kvepiančioje mokykloje. Tai nuoširdus ačiū ir šitom moterim, kurios prisideda prie mokyklos gražėjimo, tobulėjimo ir modernėjimo. Iš tiesų, mokykla turi didžiuotis, kad turi tokius žmonės, kurie atnaujina, kurie padeda išlaikyti tą gražią ir estetišką aplinką mūsų gimnazijoje. Labai džiaugiuosi, kad gimnazijoje per paskutinius keletą metų iš tikrųjų suaktyvėjo mokinių tarybos veikla. Esu labai dėkinga kuratoriai mokinių tarybos, kurie iš tikrųjų uždegė mokinius būti aktyviais šios gimnazijos bendruomenės nariais. Taip pat gimnazija turi įsirengusi naują erdvę, vėlgi grįžtu prie kokybės krepšelio, tai tokia kaip kalbų laboratorija. Džiaugiuosi tokia nauja, moderni erdvė, kurie negalėtų pasididžiuoti turbūt kiekviena Klaipėdos gimnazija. Tai šitoj vietoj turbūt padėka turėtų skrieti iš mano lūpų ypatingai anglų kalbos mokytojams, o turbūt didžiausiai įdirbį šitoj kalbų laboratorijoje yra padariusi anglų kalbos mokytoja Daiva Biliaiva. Ačiū Jums, mokytoja. Lygiai taip pat turbūt galiu pasidžiaugti, kad mūsų mokyklos meninė kryptis neužgęsta ir teatro srityje. Mūsų mokiniai kaip ir kasmet sėkmingai laiko teatro egzaminą ir toliau siekia savo karjeros teatro akademijoje. Tai turbūt čia mokytojos Neolės palikimas ir norisi tikėti, kad šitas palikimas ir toliau skries ir toliau mūsų vaikai dalyvaus įvairiose teatro renginiuose ir dramos teatre galėsime pamatyti ne vieną mūsų mokinį, kas ir dabar nuvykusi ką ir dabar galime pamatyti, stebint dramos teatre vykstančius spektaklius. Tai iš tiesų gimnazija labai daug ko turi pasididžiuoti ir nuoširdžiausias sveikinimas visai gimnazijai tokio gražaus 35-mečio proga. Norėtųsi palinkėti, kad gimnazija ir toliau išlaikytų savo veidą, kad visa Klaipėda žinotų, kas yra varpas, kokia tai gimnazija, kuo mes didžiuojamės, kuo mes esame ypatingi ir kad šita gimnazija ir kad varpo gimnazija iš tikrųjų ir toliau išliktų moderni, šiuolaikiška ir pakankamai šilta šeimyninė atmosfera, besididžiuojanti gimnazija. Tai dar kartą sveikinimai visiems su gražiu mokyklos jubilieju. Sudie! Tell me exactly what am I supposed to do now that I have allowed you to beat me? Do you think that we could play another game? Maybe I could win this time. I kinda like the misery you put me through. Darling, you can't trust me completely. If you even try to look the other way, I think that I could kill this time. Rock, rock. Rock, rock.
Is she really telling lies again? Doesn't she realize she's in danger? Iš praeities staiga prisiminimai seniai išplauks ir prieš akis ilgai šlamės klevai toj rudenio alėjoj švies mokykla sena baltais langais, o klasėje atrodys taip kaip buvę seniai suolai eilė juoda lenta ir sakinys lyg užrašytas vakar su ta pačia gramatinė klaida. Tik kaip surast kažkur tarp vadovėlių tas klasės nuotraukas labai senas ir nors sekundė, kad išplauktų vėliai lyg iš miglos man tavo šypsena, o klasėje atrodys taip kaip buvę seni suolai eilėm juoda lenta ir sakinys lyg užrašytas vakar su ta pačia gramatinė klaida, o klasėje atrodys taip kaip buvę seni suolai eilėm juoda lenta ir sakinys lyg užrašytas vakar su ta pačia gramatinė klaida, o klasėje atrodys taip kaip buvę seni suolai eilėm juoda lenta ir sakinys lyg užrašytas vakar su ta pačia gramatinė klaida, su ta pačia klaida ir sakinys lyg užrašytas vakar su ta pačia